Taigi, prieš tai, kaip pradėti pasakot, faktiškai aš pristatysiu tai, kad mano skaidrės ir mano pristatymas, jisai parengtas atlikus analizę dėl tarnybos darbuotojų priežiūros ir prevencijos skyriaus nagrinėjimų pirkimų, kurio metu buvo nustatyti pažeidimai, buvo nustatyti netinkami kvalifikacijos reikalavimai, o prevencijos skyrius buvo duodamos rekomendacijos. Priminsiu, kad mūsų tarnybos išvados yra skelbiamas viešųjų pirkimų tarnybos interneto puslapyse, kada jūs visada galite su to susipažinti. Ir pagalvoju, kad prieš tai, kaip pradėti nagrinėti konkrečius pirkimus, išanalizavus išvadas, tai sudariau tokį sąrašą, kur yra dažniausios klaidos nustatant kvalifikacijos reikalavimus. Dar noriu pabrėžti, kad tokios klaidos yra būdingos ne tik tai perkant statybos darbus ir projektavimo paslaugas, tačiau tos klaidos yra kartojamos ir vykdant kitokio pobūdžio pirkimus. Tai tada pereisim. Dar viena labai svarbi žinutė noriu duoti visiems, kad automatinis ankstesnių pirkimų reikalavimų kopijavimas vykdant pirkimą jisai neturi būti, kadangi kiekvienas pirkimas tai yra atskiras vertinimas pagal pirkimo objektą specifiką, o ne kažkokių ankstesnių sprendimų kartojimas. Kvalifikacijos reikalavimai nustatomi kiekvienam pirkimui individualiai ir turi būti susiję, kaip ir kalbėjo Virginija, su konkrečių pirkimo objektų proporcingi, pagrįsti ir neribojantis konkurencijos. Dar iš savo patirties galiu duoti tokį vieną pavyzdį, gal kas dirba iš darbuotojų, seniausių darbuotojų su viešaisiais pirkimais, buvo vykdomas toksai pilotinis projektas, kurio metu buvo numatyta, kad visose savivaldybėse įdiegti vieningą finansų valdymą ir apskaitos sistemą. Ir visoms savivaldybėm būtent buvo nuleista, kad jie turi įvykdyti tokį pirkimą, kad FAS sistema būtų vieninga. Nu ir buvo pas mus, aišku, pionieriai, kurie įvykdė tokius pirkimus, nustatė kvalifikacijos reikalavimus, o jau kitos savivaldybės tiesiog automatiškai perkopijavo iš tų pirkimo dokumentų būtent tos kvalifikacinius reikalavimus, kurie darė pirminės pirkančiosios organizacijos. Ir tai kasgi pas mus įvyko, tarnyba nagrinėjo, vertina paskui tos pirkimus, ir buvo nustatyta eilė pažeidimų, o dar kas yra blogiausiai, tai faktiškai visos tos savivaldybės, kurios nukopijavo, sudarė sutartį su tuo pačiu tiekėju. Tokiu būdu tai yra tokia iliustracija, kaip jį reikia daryti ir kas reiškia, kad jeigu jūs vis dėlto perkopijuojat pirkimo dokumentus ir neatliekat tų dokumentų teisinės patikros. Dabar prieisim prie kito konkretaus pirkimo nagrinėjimo, kur vertina tarnybos darbuotojai. Tai pirkimas vandentiekio bei nuotekų tinklų nedidelės apimties rangos darbų ir nedidelės apimties projektavimo paslaugų pirkimas. Kaip jau matot patys iš pirkimo pavadinimo, tai yra perkami kartu rangos darbai ir projektavimo paslaugas. Tai taikomas toksai modelis Design and Build. Reikia pasakyti, kad tai yra tokiuose pirkimuose, tokie pirkimai yra didžiausia rizikos zona. Kodėl? Kadangi pirkimo metu derinami du skirtingi pirkimo objektai. Tai yra rangos darbai, vandentiekio ir kanalizacijos tinklų tiesimo darbai ir projektavimo paslaugas. Ir kokiagi gali įvykti pasekmė tokio pirkimo? Tai faktiškai projektuotojai čia negali dalyvauti tokiam pirkime savarankiškai, o rangovai bus be projektavimo pajėgumų galimai. Ir tokiuose pirkimuose dažniausiai dalyvauja didesni rangovai su projektavimo padaliniais arba net konsorciumai. O kągi mums kalba šiuo konkrečiu atveju įstatymo 28 straipsnis 2 dalis,
kad perkančioji organizacija nusprendusi tarptautinio pirkimo ar statinio statybos darbų ir statinio projektavimo paslaugų pirkimo objektą neskaidyti į dalis, jinai turi savo pateikti pirkimo dokumentas į pagrindimą, kodėl jinai kitų būdų, kaip skaidant pirkimo objektą į dalis, atskirai perkant statybos darbus ir projektavimo paslaugas, jinai negalės pasiekti to pirkimo rezultatą. Tai faktiškai galima net tokį pirkimą, jeigu nebus to tinkamo pagrindimo, kvalifikuoti kaip konkurencijos ribojimu. Taigi pagal viešojo pirkimo teisę, pirkimo neskaidimas į dalis, jisai faktiškai turi būti pagrįstas objektyviomis priežastimis. Ir tokias priežastis paprastai tai yra darbų ir projektavimo techninis sudėtingumas, inovatyvūs sprendimai arba net būtinybė, kad būtų vieno rangovo atsakomybė ir projekto neapibrėžtumas. Kokie dar gali būti pasekmė tokio pirkimo, kad perkant vienų pirkimų, faktiškai perkančioji organizacija, jinai kaip ir praranda dalį kontrolės, kadangi projekto vykdymo priežiūra tenka pačiam rangovui, kuris pats ir projektavo. O tokiu būdu rangovas be tinkamos kompetencijas, jisai gali paprasčiau atlikti techninio projekto sprendinių keitimas ir tai ne visada gali būti pagrįsta. Tai čia dabar pasižiūrėsim, kasgi yra, ar yra kažkokie pakeitimai nuo 24 metų lapkričio 1 dienos, kai pasikeitė statybos įstatymas ir STR-as. Tai reikia pasakyti, kad tie pakeitimai neuždraudė pirkimo projektavimą ar rangos darbus pirkti viešojo pirkimu. Tačiau vis dėlto tai rekomenduojama atskirą projektavimo pirkimo procedūrą prieš rangos pirkimą. Ir dar kas yra svarbu, nors teoriškai tokie kombinuoti pirkimai galimi, tačiau tarnyba vis dėlto dažniausiai rekomenduoja projektavimo paslaugų pirkimą organizuoti atskirai, kad būtų geriau apibrėžta projektavimo dalis prieš rangos darbų pirkimą. Dar pasiliksim prie to paties pirkimo, kadangi jame dar buvo tokie nustatyti probleminiai momentai, net kaip ir pažeidimai buvo nustatyti. Buvo nustatytas reikalavimas tiekėjui turėti tiekimo grandinės valdymą ir stebėjimo sistemą, apimančią visus reikšmingiausių medžiagų, gaminių ir įrangos tiekėjus ir taikoma visiems tiekėjų grupės nariams. Taigi, pasižiūrim pirkimo objektą vis dėlto. Tai pirkimo objektas, kaip mes matom net pagal pavadinimą, tai yra jisai nedidelis apimties ir perkami tipiniai inžineriniai tinklų darbai. Faktiškai tokio pobūdžio darbams tiekimo grandinės sudėtingumas, jisai nėra kritinės rizikos veiksnys. Ir toksai reikalavimas turėti tą valdymą ir stebėjimą sistemą, tai faktiškai yra labiau būdingas, jeigu jūs vykdot didelės vertės pirkimą arba sudėtingas pirkimo objektas arba vykdomas kažkoks tai infrastruktūrinis projektas. Ir išeina tada dar taip, kad čia yra ir kaip ir ribojama tiekėjo konkurencija, kadangi tai riboja galimybę smulkesniem rangovam dalyvauti šiame pirkime, kurie faktiškai kaip ir gali užtikrinti medžiagų kilmė ir kokybė, bet jie neturi savo formalizuotų sistemų, pripaišytom schemom ir taip toliau. Tai čia yra labai svarbi žinutė. Tiesa, reikia paminėti, kad toks reikalavimas kvalifikacijos, jisai pagal kvalifikacijos nustatymo metodiką, tai jisai yra galimas, bet visada turi būti įvertinta, koks jūsų yra pirkimo objektas. Ar ant tiek jisai yra sudėtingas ir didelės vertės, kad toks reikalavimas yra būtinas ir susijęs būtent su rizika. Tai svarbu, jeigu reikalavimas nėra tiesiogiai susijęs su esminė pirkimo rizika, toks reikalavimas laikomas neproporcingu. O dabar pasiliksim ir vėl dėl to paties pirkimo ir pasižiūrėsim į pirkimo objektą, tarkim, iš kitos pusės. Tai jeigu mes vis dėlto matom,
tiesa, pamiršau pasakyti, kad pagal įstatymą 28 straipsnį 2 dalį perkančioji organizacija, jeigu jinai neskaido pirkimo objektą į dalis, ypač perkant statybos ir projektavimo paslaugas, jinai turi pateikti pagrindimą savo pirkimo dokumentuose ir paaiškinti, kodėl jinai taip daro. Taigi tada, jeigu vis dėlto mes darom tokį prielaidą, kad perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose pateikė tokias priežastis, yra pakankamai ir šiuo atveju neskaidimas į dalis buvo pagristas, o kasgi buvo vis dėlto kitaip šitame pirkime. Čia yra tokia problema, kad faktiškai tai yra vykdomas mišrus pirkimas. Objektas susideda ne tik iš rangos darbų, bet ir iš projektavimo paslaugų. Tačiau kvalifikacijos reikalavimai buvo nustatyti tik tai statybos darbų specialistam rangovui. Bet jeigu vis dėlto kartu perkami statybos darbai ir projektavimo paslaugos, tai perkančioji organizacija turi nustatyti proporcingus kvalifikacijos reikalavimus tiekėjo gebėjimui teikti projektavimo paslaugas. Toksai reikalavimas gali būti dėl specialistų teisės, pavyzdžiui, būti statinių projekto vadovų ar dėl patirties. Ir tada tai atitiks ir viešųjų pirkimų įstatymo 47 straipsnio reikalavimo 1 dalies, kuris nustato, kad perkančioji organizacija privalo patikrinti tiekėjo kvalifikaciją. Dabar vis dėlto jūs nenustatėt projektuotojų jokių kvalifikacijos reikalavimų, jūs nepatikrinot jo kompetenciją, tai kas gali įvykti? Tai projektuotojas gali būti visiškai naujokas arba net pats rangovas prisiims projektavimą vykdymą. Tai tokiu atveju perkančioji organizacija, jinai kaip ir perkelė riziką iš pirkimo procedūrų vykdymo etapą į sutarties vykdymo etapą. Ir kokį pas mus gali kilti rizika, jeigu tas projektuotojas naujokas arba projektavimą atlieka pats rangovas be patirties. Tai visą pirma, koks bus parengtas projektas, jisai bus netinkamas kokybės. Vienas dalykas, jisai gali neatitikti STR reikalavimų, gali būti priimti neteisingi techniniai sprendimai. Ir tada bus tokia pasekmė, kad perkančiai organizacijai reikės daryti pakartotiną projektavimą arba atlikti projekto korekcijas. Tai ši rizika susijusi būtent su tuo, kad nebuvo patikrinta projektuotojo kompetencija. Toliau kita rizika gali būti, kad neįgyvendinami arba sunkiai įgyvendinami sprendiniai. Tai tada tokiu atveju tai dažniausiai įvyko, jeigu pats rangovas vykdo projektavimo paslaugas. Tai jisai projektuoja, kaip čia galima pasakyti, nuo stalo ir neatsižvelgia į realias pirkimo sutarties vykdymo sąlygas. Ir toliau irgi kyla tos pačios problemos ir pasiekmės, kad statybos metu reikės atlikti korekcijos, o gali kilti ir ginčiai. Ir aišku, jeigu pas mus projektas yra nekokybiškas, tai reikės atlikti papildomą projektavimą arba korekciją, pas mus tada dar viena pasiekmė gali būti, kad bus nesilaikyma sutartį nustatytų terminų. Tai projektavimo stadija gali užsitęsti derinimas su institucijomis ir projektas net gali būti grąžintas taisyti. Toliau kita pasiekmė, tai gali būti sutarties vykdymo metu bus aptikti defektai ir bus sudėtingas defektų šalinimas, sunku bus taikyti sutartinės sankcijas ir gali būti didelė ginčių tikimybė. O kodėl tai viskas įvyko? Tai viskas gali įvykti dėl to, kad projektavimo grandis nebuvo įvertinta pirkimo metu, kadangi perkančioji organizacija nenustatė jokių reikalavimų projektuotojai. Kodėl aš padariau šitą skaidrę? Kad pasikeitus statybos įstatymui ir STR-ui padidėjo projektuotojų atsakomybė, įvyko projektavimo etapų patikslinimas. Tai kas pasikeitė?
Tai dabar aiškiau apibrėžta projekto vadovo atsakomybė, projekto dalių vadovo vaidmuo, o projektavimo sprendiniai yra dabar laikomi centrinį statybos proceso elementų. Tai gali kilti klausimas, o kokia čia reikšmė gali turėti pirkimams. O tai, kad perkančiųjų organizacija jinai negali paslėpti projektavimo kvalifikacijos po rangovų, o turi aiškiai nurodyti, kokių projektuotojų kompetencijai reikia pagal konkretaus statinio paskirtį ir kategoriją. Duosiu tokį mažą pavyzdį. Pavyzdžiui, jeigu yra objektas specialios paskirties pastatas, tai nepakanka net nurodyti, kad jisai turi turėti bendros projektavimo patirties. Ir vėlgi turi būti atsižvelgiama į statinio paskirtį ir kategoriją. Dabar panagrinėsim kitą pirkimą. Buvo perkami saulės elektrinės, rangos darbų ir priežiūros paslaugų pirkimas. Ką mes matom iš pirkimo pavadinimo, tai yra perkami rangos darbai ir jų priežiūros paslaugas. Techninė specifikacija perkančiųjų organizacija nurodė, kad jinai perka 58 kW galios geografiškai nutolusi pastatytą saulės šviesos energijos elektrinį. O skelbime apie pirkimą jinai nurodė BVPŽ kodą, kuris yra būdingas būtent statybos darbam. Ir toliau buvo nustatyti kvalifikacijos reikalavimai būtent statinio statybos vadovams. Tai mes čia faktiškai turim klasikinį neatitikimą tarp pirkimo dokumentų. Iš vienos pusės nori pirkti perkančiųjų organizacija rangos darbus, kvalifikacijos, techninė specifikacija, jinai nurodo, kad perka pastatyta, tai yra būtojo laiko forma, ir elektrinį kaip rezultatas. Tačiau nebuvo aprašyta jokių statybos darbų, nebuvo projektavimo aprašymo, nebuvo kalbos apie statybos procesą etapų, statybos leidimą ir taip toliau. Tai faktiškai tarnyba pripažina, kad yra perkami šiuo konkrečiu atveju ne statybos darbų yra pirkimas, o funkcionuojančių įrenginio įsigijimas. Tai pagal nuoseklę viešųjų pirkimų praktiką pirkimo objekto pobūdis nustatomas ne pagal pavadinimą ir ne pagal BVPŽ kodą, o pagal realų sutarties turinį ir ekonominį esmę. O BVPŽ kodas tai jau nurodomas jau atskirai pagal būtent perkamą objektą. O dabar jums gali kilti klausimas, kad tarnyba pripažina, kad tai yra perkama prekė saulės elektrinė. Gal pas jūs kils klausimas, ar saulės elektrinė apskritai gali būti laikoma prekė. Tai atsakysim, kad taip, bet tam tikrom sąlygom. Kaip pavyzdžiui, įsigijami saulės moduliai, inverteriai, konstrukcijas, kita technologinė įranga ir akcentuojama ne statyba, o energijos gamyba. Įrenginys toksai gali būti ir demontuojamas, ir yra kilnojamo turto pobūdžio. Jisai nėra individualizuojamas kaip statinys konkrečiam sklypui. Tai kasgi pas mus įvyko šiuo konkrečiu atveju su kvalifikaciniais reikalavimais? Kvalifikaciniai reikalavimai, kaip mes jau matom, buvo nustatyti statybos vadovams. Tai faktiškai tokie reikalavimai, jie yra pripažįstami pertekliniai, neproporcingi, dirbtinai ribojantis konkurenciją ir visiškai nesusiję su pirkimo objektu. Ir kas buvo rezultatai, toksai pirkimas buvo nutrauktas. Dabar pereisim prie kito pirkimo nagrinėjimo. Buvo perkami rajono kelių, gatvių, takų, šaligatvių ir aikštelių remonto darbai. Nustatytas kvalifikacijos reikalavimas, kad tikėjas turi turėti bent vieną kvalifikuotą, neypatingą statinio statybos darbų vadovą, statinių grupė nurodyta, susitikimo komunikacijos statiniai, keliai, gatvės, kiti transporto statiniai. Ir nustatytas patirties reikalavimas,
kad tas statybos darbų vadovas per paskutinius 3 metus yra vadovavęs bent vienai susisiekimo komunikacijų darbų vykdymo sutarčiai ir nustatyta jos vertė 500 000 eurų be PVM. Toliau, šitam pirkime buvo nustatytas ir pasiūlymo vertinimo kriterijus ekonominis naudingumas, tai yra kaina ir kokybė. Ir pasižiūrėsim, koks buvo kokybės kriterijas. Jisai nustatytas už darbų vadovo patirtį ir nurodyta, kad balai suteikiami už kiekvieną darbų susisiekimo komunikacijų srityje sutartį, kurios vertė yra lygi arba daugiau netgi 200 000 eurų. Tai kas čia yra negerai, kas čia yra ne taip? Taip, kaip mes jau išsiaiškinom ir kaip Virginija mums pristatė, kvalifikacija yra tikrinama, ar tiekėjas apskritai pajėgus yra įvykdyti sutartį, kad reikalavimai būtų būtini ir neliminuojantis tiekėją ir pakankami, kad įsitikinti tiekėją turimą kvalifikaciją ir kompetenciją. Šiuo konkrečiu atveju nustatyta patirtis 3 metai, tai kaip yra statybos darbuose, tai tas laikotarpis apima 5 metų ir patirtis įgyta vykdant vieną sutartį ir nustatyta sutarties piniginė vertė. Čia paliksim tokį klausimą, ar tikrai specialistai vykdyta sutarties vertė atspindi jo patirtį. Tarnyba savo išvadai šio konkrečių atvejų konstatavo, kad tik sutarties vertė niekaip neįrodo specialisto patirties, o pirkančių organizacija, nustačiusi tokį reikalavimą, pažeidė skaidrumo ir proporcingumo principus, įstatymą 47 straipsnį 1 dalį ir 7 dalį ir metodikos 21 punkte. O kągi mums kalba, prisiminsim trupučiuką, metodikos 21 punktas, jame yra minima, kad tiekėjo personalo profesinė kvalifikacija gali būti apibūdinama kaip įgyta patirties. Tačiau tokiu atveju pirkimo vykdytojas turi nurodyti, kaip bus skaičiuojama tokia patirtis. O tai gali būti, pavyzdžiui, trukmė arba įvykdytais projektais, arba suteiktomis paslaugomis, arba atliktais darbais. Ką toliau mes matom metodikai, kad šie reikalavimai nustatomi, kad tai nėra pasiūlymų vertinimo kriterijus. Ir pirkimo vykdytojas turi reikalauti iš rangovo pateikti pagal darbą sutartį dirbančių darbuotojų profesinės kvalifikacijos, kompetencijų įrodymai, jeigu perkami būtent statinio statybos darbai ir statybos įstatymas nustato rangovo pareigą turėti vykdomo darbo srities darbuotojų. Tai tokiu atveju pirkimo vykdytojas gali nustatyti būtinus reikalavimus tiekėjo personalo išsilavinimui ar profesiniai kvalifikacijai ir gali nustatyti pasiūlymo vertinimo kriterijus ir už ką? Už aukštesnį išsilavinimą ar ilgesnį ar kitokį patirtį arba vykdytus sudėtingesnius arba kitokius darbus. Taigi dabar, kas čia buvo ir negerai šitame pirkime, jau apie tai, kad kvalifikacijos reikalavimas buvo nustatytas netinkamas, mes jau pasižiūrėjom, bet dabar grįžtame prie pasiūlymų vertinimo kriterijų, kuris turi parodyti kokybę. Faktiškai, jeigu kvalifikacija yra tikrinama dėl to, kad įsitikinti, kad tiekėjas yra kompetitingas įvykdyti statybos darbus ar projektavimo paslaugas, o jau kokybės kriterijus jisai skirtas palyginimui jau tarp kvalifikuotų tiekėjų. Ir tą kvalifikuotą tiekėją, jeigu mes norim taikyti kokybės kriterijų, jį galima už ką apdovanoti. Tarkim, už papildomą specialistų patirtį arba atliktų sudėtingesnis darbus, nei yra kvalifikacinis reikalavimuose, kurių ir taip tiekėjas turi atitikti. Tai esminė taisyklė tokiu atveju
yra tokia, kad kas yra privalomų slenksčių, privalomas slenkstis čia yra kvalifikacinis reikalavimas ir tiekėjo atitikimas jam, tai negali būti vertinama balais. Tai balai kaip kokybės kriterijai yra skiriami už kiekvieną, čia nustatyta, kad skiriami už kiekvieną susiekimo komunikacijos sutartį nuo 200 000 eurų, pagal kurią darbams vadovavo tas pats darbų vadovas. Ar jūs nematot prieštaravimo ir loginės kolizijas tarp šitų reikalavimų? Tai paaiškinsiu, kad pasiūlymo vertinimo kriterijus jisai skirtas, kad įsivertinti ir nustatyti konkurencinį pranašumą. O čia šiuo konkrečiu atveju tikėjęs, kad praeiti šitą pirkimą, jisai jau turi turėti patirtį už tos 500 000 eurų įvykdytą sutartį ar tam kelis sutartys, o balai jam atseit suteikiami nuo 200 000 eurų sutarties vykdymo. Tai čia faktiškai išeina loginė kolizija, kad tikėjas apskritai galėtų dalyvauti, jis privalo turėti tokią patirtį, o apdovanojimas tik nuo 200 000 eurų. Tai automatiškai kvalifikuoti tiekėjai jau ir papuola, ir praeina tą slenkstį, ir papuola būtent į šitą pirkimą. O tokiu atveju tas kokybės kriterijus, kur balai suteikiami už sutartį nuo 200 000 eurų, jisai nepalygins jūsų kvalifikuotų tų tiekėjų kompetencijas. Jisai čia toksai praranda, galima pasakyti, kaip lyginamąją funkciją. Tai metodologiškai tokia apversta logika. Todėl dar kartą pakartojam, kad pagal metodiką kvalifikacija jinai nėra ir negali būti lygi kokybės kriterijams. Net kvalifikacija atsako į klausimą, ar tas tiekėjas gali atlikti šitą sutartį, o jau vertinimas yra kokybės kriterijais, tai yra, kas iš kvalifikuotų tiekėjų geriau atliks tokius darbus. Dabar mes dar pasiliksime prie to paties pirkimo, kadangi čia buvo nustatytas toksai irgi kvalifikacijos reikalavimus įdomus, ant kurių reikia sustoti. Ir faktiškai tai galima pasakyti, kad jisai gana dažnai yra daroma tokia klaida ir kitose pirkimuose. Tai nustatyta, kad sutarčiai įvykdyti tiekėjas turi turėti įrenginius ir techninės priemonės. Tai yra autogreideriai, pakrovėjai, ekskavatoriai, autotralai ir taip toliau. Tai pateiktas visas technikos sąrašas net iš 11 punktų. Ir dar buvo nustatyta net, kiek tos technikos priemonės, pavyzdžiui, ekskavatorių arba to pakrovėją turi turėti tiekėjas, tai yra buvo nustatytas skaičius tos technikos ir priedą prie to net nustatytas technikos galingumas. Taip, dar biškį pavažiavau ne ten. Taip, bet kasgi mums sako kvalifikacijos metodikos 24 punktas, būtent dėl galimybės nustatyti kokius įrenginius ar technikos priemonės turi turėti tiekėjas. Reikia pasakyti, kad kvalifikacijos metodikas, jisai kaip susideda iš 2 dalių, tas punktas. Tai yra nustatyta bendra taisyklė ir labai siaura išimtis. Tai bendroji taisyklė, kad paprastai pirkimą vykdytojas nenurodo konkrečių įrankių, įrenginių ir techninių priemonių, o apibrėžia siekiamą rezultatą ir leidžia tiekėjui pačiam pasirinkti, kaip jį pasiekti. Tai faktiškai šiuo konkrečiu pirkimu objektas nėra kažko išskirtinis. Mes matom, kad yra perkami kelių, gatvių, takų, šaligatvių, aikštelių remonto darbai. O dar priedą prie to pirkimo sąlygose buvo pateikta ir techninė specifikacija, kurioje buvo nurodoma,
kad darbams naudojami vienkaušiai ekskavatoriai, atogreideriai bei įvairaus galingumo buldozeriai. Ir kas dar yra svarbiausiai, buvo numatyta, kad mechanizmo parinkimas paliekamas rangovo kompetencijai. Ir ką mes čia matom? Iš vienos pusės yra nustatytas privalomas kvalifikacijos reikalavimas tiekėjui turėti visą sąrašą techniką su galingumu, su skaičiumi, o iš kitos pusės techninė specifikacija išvardintos tik tai 3 techninės priemonės. Ir dar plus paliekama tai mechanizmų parinkimas paliekamas rangovo kompetencijai. Tai yra toksai klasikinis pavyzdys, kad dokumentai yra dviprasmiški, nes tiekėjui taip ir neaišku, kągi jisai turi pateikti. Ir įstatymo 35 straipsnio 9 dalis kalba mums apie tai, kad pirkimo dokumentai turi būti tikslus ir aiškus, ir be dviprasmybių. Čiagi mes matom pateiktą tokią dviprasmybė tarp tų reikalavimų, tarp kvalifikacijos reikalavimų ir techninės specifikacijai. Metodikos 24 punktai vis dėlto yra numatyta ir tokia siaura išimtis, tai išimtiniais atvejais, kai yra įsigyjimas ypatingas pirkimo objektas ir kai pirkimo vykdymas siekiamą rezultatą neįmanoma pasiekti naudojant tik kitokius nei pirkimą vykdytas aiškiai ir tiksliai pirkimą dokumentuose nurodytus ir apibrėžtus atitinkamus įrankius, įrenginius, techninės priemonės, tai pirkimą vykdytojas tada dokumentuose nurodo, kokius įrenginius ir priemonės tiekėjas turi turėti. Bet ir vėlgi ne taip aklai pateikiant tokį sąrašą, kai buvo nustatytas tas sąrašas šiame pirkime. Tai paprastai visada nustatant tokiu reikalavimu reikia atsakyti į klausimą, ar tokia technika būtina šitam pirkimui, nekonkretizuoti modulių, rūšių ir net kiekių. Galima nustatyti, pavyzdžiui, ne mažiau nei vieną ekskavatorių, tam tikrais atvejais, tai jeigu tai yra pagrįsta. Ir neįvardinti tikslų mechanizmų skaičių ir nedaryti dirbtinai technikos sąrašą. Dabar mes pakalbėsime apie tai mano minimą labai siaurą išimtį. Tai konkrečių įrenginių nurodymas galimas tik tada, kai kartu tenkinamos visas sąlygas. Tai yra perkamas ypatingas, stambus pirkimo objektas, kitaip neįmanoma pasiekti pirkimo rezultatą kitomis priemonėmis, netgi nustačius nors minimalų technikos sąrašą, ir tai aiškiai ir objektyviai pagrįsta pirkimo dokumentuose. Tai nėra atsakymas taip man tai patogu, taip daro visos kitos perkančiosios organizacijos, bet turi egzistuoti objektyvaus neįmanomumas kitaip pasiekti pirkimo rezultatą. Šiagi šito konkrečių atveju yra perkami paprasti rajono kelių ir gatvių remonto darbai, tai ir dangų asfaltavimas, šaligatvių tvarkymas ir taip toliau. Dažniausiai tokie darbai yra perkami pagal poreikį, jie vykdomi skirtingais laikotarpiais, o ne tuo pat metu. Todėl visą turėti tiekėjo reikalauti, turėti visą šitą sąrašą vienu metu, tai tikrai praranda savo prasmę, tiesiog tas sąrašas, ta visa technika nebus reikalinga vienu metu. Tarnybos praktikoje tai yra laikoma dirbtinių konkurencijų ribojimo, jeigu tai nėra pagrįsta darbų apimtimi, nėra pagrįsta darbų grafikų ir nėra įrodyta, kad visa šita technika yra būtina vienu metu. Ir kągi mes galim dar pasiūlyti, čia iš kairiai pusė yra pateiktas toksai proporcingas sprendimas, kurį gali taikyti perkančių organizacija, tai nustatyti, tarkim, minimalų būtinos technikos kiekį, o likusią per galimybės užtikrinti
arba tiesiog nustatyti ne kvalifikacijos reikalavimai, o kaip sutarties įvykdymo sąlyga. Šiaip ir tarnyba laiko, kad ta technika faktiškai technikos nurodymas ir užtikrinimas, kad jūs turėsite tokį techniką, tai yra traktuojama kaip sutarties vykdymo sąlyga. Tai jūs galite numatyti, kad tiekėjas turi turėti ar turėti galimybę pasitelkti, tarkim, nuosavybės, nuomos, panaudos ar kitais teisėtais pagrindais techninės priemonės ir įrenginius reikalingus ir toliau išvardintas kam? Rajono, kelių, gatvių, takų, šaligatvių, aikštelių remonto darbams ir kad tokių darbų ir tai užtikrinant darbų atlikimą pagal pirkimo dokumentuose nustatytus techninius reikalavimus, terminus ir kitus standartus. Perkamas dramos teatro pastato rekonstravimas, kurio metu buvo perplanuojamas, rekonstruojamas esamas patalpos pagal pateikimo techninio projekto sprendinius. Nustatytas tiekėjo kvalifikacijos reikalavimas ir kalba jisai apie tiekėjo teisę, kad tiekėjas turi teisę būti ypatingojo statinio statybos rangovo, nustatyta statinio kategorija ypatingi statiniai esantis kultūros paveldo objektą teritorijoje ir jo apsaugos zonoje. Nustatyta statinio grupė, negyvenamieji pastatai ir nurodytas darbų sritys. Kaip matot, čia, kur yra raudonai pabraukta, kad yra nustatyta faktiškai išvardinti visi bendrieji statybos darbai. Apie tai, kaip ir kalbėjo Virginija per savo pristatymą. Tai yra nurodyta, kad ir statybinių konstrukcijų, gelžbetono, betono, metalo, mūro, medžių ir taip toliau. Tai dar kartą pasikartosiu, kaip ir Virginija jau pristatė, kad yra statybos techninis reglamentas, kurio pasikeitimai buvo nuo 24 metų lapkričio mėnesį. Ir jau faktiškai praėjo daugiau negi metam, kai pasikeitė reglamentai ir statybos įstatymus, pasikeitė faktiškai ir reglamente vartojamos sąvokos ir pastatų paskirtis ir kategorijas. Bet tačiau perkančiosios organizacijos net iki šiol daro tokias klaidas, tai apibūdina faktiškai ir nurodo pagal senai anksčiau galiojantį reglamentą. Tai dar kartą pasikartosim, kad dabar pastatai atsižvelgiant į jų kategoriją ypatingi ir neypatingi pagal paskirtį skirstomi į tipus. Čia mes matom, kad tai buvo pasakyta statinių grupė. Tai statinių tipai gyvenamosios ir negyvenamosios pastatus, o jau pastatų tipai skirstomi į pastatų paskirties grupės, o pastatų paskirties grupės į konkrečias pastatų paskirtis. Tai todėl kvalifikacijos reikalavimai turi būti formuluojami vadovaujantis aktualių statybos techninių reglamentų. Taip. Tai čia yra kalbama faktiškai, kvalifikacijos reikalavimas yra susiejamas ne su patirtimi, o būtent perkančių organizacija siekia patikrinti, ne ką tiekėjas yra daręs, o ar jis turi teisę atlikti konkrečius darbus konkrečiame objekte. Lyg tai čia ypatingi statiniai esantis kultūros paveldo objektą teritorijoje, jeigu tai galima pripažinti, kad tai yra tinkamai, tačiau yra nurodyta darbų sritis labai plati. Faktiškai tai yra pilna bendrųjų statybų, pateiktas pilnas statybos darbų sąrašas. Reikia pabrėžti, kad kvalifikacija ir kada kalbama apie tiekėjo teisę, tai neturi būti pateikiamas visas darbų sąrašas. Tai kvalifikacija nėra lygų darbų sąrašą. Ne visi įvardinti darbai, tarkim, gali būti faktiškai vykdomi, bet jau čia reikalaujama teisės atlikti visus, net jei dalis tų darbų bus nereikalinga. Tai tarnybos praktikoje tai vertinama kaip perteklinių reikalavimų. Taigi, kokį mes galim pasiūlyti formuluoti, kaip būtų gal
tinkama ta formuluotė, tai nurodom tiekėjo teisė būti ypatingo statinio statybos rangovų, nurodome pastatų tipą, negyvenamieji pastatai, pastatų paskirties grupė visuomeninių, o jau pastatų paskirties kultūros, kadangi tai yra dramos teatras. Ir dar reikia pažymėti, kad mes čia preziumuojam, kad tas dramos teatras yra kultūros paveldo teritorijai, tai jeigu taip yra, tai reikia ir nurodyti apie tai, bet jeigu tai nėra, tai aišku, mes tai išbrauksim. O dabar mes pereinam prie statybos darbų srities. Tai kadangi čia faktiškai yra, kaip darbai bus vykdomi pagal techninį projektą, tai mes galim identifikuoti faktiškai, kokie darbai iš tikrųjų bus vykdomi ir kokio specialistų mums reikia. Tai nurodom statybos darbų sritis. Tai yra bendrieji statybos darbai ir, pavyzdžiui, įvertinam statybinių konstrukcijų, gelžbetono, betono, metalo ir taip toliau apdailos darbai. Ir greičiausiai čia bus reikalingi specialiai statybos darbai, tai yra elektrotechnikos darbai. Tai tokia formuluotė, jinai atitinka statybos įstatymo ir STR aktualų reglamentavimą. Aiškiai susiję techninio projekto sprendiniu su rangovo teisė, nėra perteklinių reikalavimų ir mažina net riziką teisminių ginčių ar tiekėjų pretenzijų pateikimą. Taip, pereinam toliau. Dabar panagrinėsime kitą pavyzdį. Pirkimas administracinės paskirties pastato vidaus freskų salė paprastojo remonto darbai. Ir matom, kad nustatytas kvalifikacijos reikalavimas tiekėjas per paskutinius 5 metus iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos pagal vieną ar daugiau sutarčių yra atlikęs paprastojo remonto darbus esančių kultūros paveldo teritorijai už tam tikrą sumą. Ir šitie darbai ir galutiniai rezultatai buvo tinkami. Tai ką mes čia matome, kad faktiškai perkami paprastojo remonto darbai. Ir perkančių organizacija nori, kad tiekėjas turėtų patirties būtent atlikęs paprastojo remonto darbų. Bet reikia pasižiūrėti vis dėlto į pirkimo objekto pobūdį. Tai yra administracinės paskirties pastato vidaus freskų salės paprastojo remonto darbai ir atliekami kultūros paveldo objekto teritorijai. Tai esminė reikšmė čia turi ne statybos rūšies išvardyjimas, kad yra atlikęs paprastojo remonto darbus ir jisai turi patirtį būtent atliekant tik paprastojo remonto darbus. Tai neformalus pavadinimas, o tiekėjo turėtos patirties panašumas pagal darbų pobūdį, sudėtingumą ir vykdymą aplinką. Nors pirkimo objektas kaip ir priskiriamas prie paprastojo remonto darbam, tačiau tokio pobūdžio darbai gali būti atliekami ir įgyvendinant kitų statybos rūšių projektas. Tai yra naujos statybos ir ar rekonstravimą, kapitalinio remontą ar restauravimą. Ir jų metu, šitų statybos metu, galimai buvo vykdomi ir analogiški pastatų vidaus patalpų apdailos ir ar tvarkybos ar remonto darbai, ypač saugotinų elementų aplinkoje. Todėl nustačius tokį reikalavimą būtent turėti patirties tik atlikus paprastojo remonto darbus yra per siauras ir neproporcingas. Kadangi pagal pirkimo objektą pobūdį jisai siejamas su formalia statybos rūšimi, tai yra paprastojo remontų. Taigi akivaizdu, kad tiekėjai, kurie jau turi patirties
patirties ir vykdant kitas statybos rūšis, jie galimai ir turi turėti patirties ir dėl remonto statybos darbų. Tai pavyzdžiui, tada galima suformuluoti tokį kvalifikacijos reikalavimą, kad tiekėjas per paskutinius 5 metus, mes taip ir paliekam, iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos turi būti tinkamai atlikęs pastatų vidaus patalpų apdailos ir ar tvarkybos ar remonto darbus ir vykdytos paprastojo remonto darbus ir ar kapitalinio remonto, rekonstravimą, restauravimą ar naujos statybos metu pagal vieną ar kelias sutartis. Ir atitinkamai, jeigu tai yra reikalinga, jeigu pas mus pastatas yra kultūros paveldo objekto teritorijai, tai taip ir nurodom. Todėl aš palikau geltonai, tai čia yra pagal aplinkybės. Toliau nurodom, kad atliktų darbų bendra vertė turi būti ne mažesnė, tarkim, nei x eurų, o darbų atlikimas ir galutiniai rezultatai tinkami ir atlikti laiku. Taigi, kodėl toksai variantas yra maksimaliai saugus, kadangi jisai neapsiriboja patirtimi vien paprastojo remonto darbų pirkimasi, o aiškiai leidžia vieną ar kelias sutartis, leidžia vertinti ir rekonstravimą, ir restauravimą, ir statybos patirtį, bet tiek jei darbų pobūdis buvo analogiškas. Jisai atitinka ir viešųjų pirkimo praktiką, ir 47 straipsnio logiką. Ir jeigu tai toliau bus pretenzijos ar teisminiai ginčiai, jisai sunkiai nuginčiamas dėl konkurencijos ribojimo. Ir dar noriu grįžti prie šito pirkimo, kadangi mes jį nagrinėjom, nes lyg tai kaip ir buvo paprastas tas reikalavimas dėl patirties, paprastojo remonto darbai ir žinot, kada nagrinėjom šitą pirkimą, tai pamatėm, kad CVPS prie šito pirkimo buvo prisijungusi daugiau nei 10 rangovų, o pasiūlymas buvo pateiktas tik vienas. Tai mes, aišku, pasiteiravom iš kitų rangovų, kodėlgi jūs nesudalyvavote šiame pirkime. Tai vienas kitas paaiškina, kadangi mes neturėjom paprastojo remonto darbų atlikimų, mes neturim patirties. Tai faktiškai jie kaip ir priėmė, kad nors jie gal ir vykdytą kapitalinį remontą, kurio metu buvo vidaus patalpų apdailos ir kiti darbai, bet jie tiesiog pamatė tik tai tokį siaurą reikalavimą, tiesiog nesudalyvavo šiame pirkime. Dar gali būti, žinot, toksai kilti pas jūs toksai klausimas. Čia klaustelėse pirkimo pavadinime yra nurodyta freskų salė. Tai gali toksai kilti ir klausimas, ar reikia nurodyti, kad tai yra kultūros paveldo teritorija. Greičiausiai mes daleidžiam, kad šiuo metu tai taip ir buvo. Bet jeigu vis dėlto tai freskai, tai vis dėlto tai nėra, tai mes tada ir nenurodom tų kultūros paveldo teritorijos. Taip, dabar pereisim prie kito pirkimo. Projektą Tūkstantmečio mokykla įgyvendinimo rangos darbai, progimnazijos aktų salės su prieigomis paprastasis remontas. Tai biški kaip ir galima pasakyti, panašus pirkimas, kaip ir buvo nagrinėtas prieš tai, kadangi jis irgi numato paprastojo remonto darbus. Šiame pirkime buvo nustatytas reikalavimas, kad tiekėjas per paskutinius 5 metus iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos pagal vieną ar daugiau sutartį yra atlikęs pastatų naujos statybos ir arba rekonstravimą ir arba kapitalinio remonto darbus ar paprastojo remonto darbus. Toliaugi žiūrim, kad svarbiausių darbų atlikimas ir galutiniai rezultatai buvo tinkami. Tai tada gal kils klausimas, gerai, čia perkami paprastojo remonto darbai, bet nurodytas per platus toksai sąrašas dėl tiekėjo galimos turimas patirties.
Ar tai yra gerai, kad nurodytos visos statybos rūšis? Taip, čia nėra klaida. Kaip mes kalbėjom nagrinėdami aną pirkimą, tai toksai reikalavimas kaip tik būtų tinkamas. Tai jisai leidžia patirti ir naujos statybos, ir rekonstravimą, ir kapitalinį remontą. Svarbiausia, kad patirtis yra vertinama pagal darbų pobūdį, o ne vien formalų pavadinimą. Bet ir šiame kvalifikacinėme reikalavime galima pamatyti probleminį momentą. Tai problema yra tame, kad šiuo atveju faktiškai nėra jokio inkaro į vidaus darbus ir aktų salės pobūdį, kur faktiškai ir bus vykdomi šitie darbai. O jeigu yra toksai platus reikalavimas dėl patirties suformuluotas, tai tada išeina, tokia patirtis gali būti įgyta ir sandėlio naujoj statybai, arba net inžinierinių tinklų rekonstrukcija, arba stogo kapitalinį remontą. Taip, bet visiškai tai neturi realaus ryšio su akto salės vidaus paprastojo remonto darbai. Tai galima galima tokį reikalavimą įvardinti, kad tai yra per platus reikalavimas. Ir tarkim, jeigu tikėjas naujos statybos ar rekonstravimo sutartyje realiai vykdė apdailos, vidaus inžinerijos, salių įrengimą, pertvarų, grindų, lubų ar panašius darbus ir tokie darbai pagal savo pobūdį yra analogiški remonto darbam, kaip jis sudaro mūsų pirkimo objektą, taip, bet perkančiųjų tada viskas bus gerai, bet perkančiųjų organizacija neturi aiškus pagrindų atmesti tiekėją, kuris pavyzdžiui ir vėlgi jisai vykdė naują statybą ir toj statybai darė tik rekonstravimo darbus, kurį apimti pavyzdžiui sudaro stogo konstrukcijų keitimas ar net fasado šiltinimas. Tačiau jisai tų darbų metu nedirba vidaus patalpų, salių ar inžinerinių tinklų viduje. Tai faktiškai dabartinį reikalavimą formuluoti leidžia kvalifikaciją pagrįsti ir tokią patirtimį, kai tikėjas pastatų statybos ar rekonstravimo projektuose atliko darbus, kurie pagal darbo pobūdį savo nėra analogiški pirkimo objektui, o perkančiųjų organizacija net negali atmesti tokį pasiūlymą, kadangi jinai nustatė pati per plačią reikalavimą. Tai kaipgi galim pataisyti šitą situaciją? Dar atkreipkite dėmesį, kad šitoj skaidriai yra paryškinta svarbiausių darbų atlikimas. Tai pasižiūrėsim detaliau. Taip. Kadangi yra nurodyta, kad svarbiausių darbų atlikimas būtų tinkamas, tai galbūt ir yra tie svarbiausi darbai būtent susiję su vidaus patalpų remonto darbais, bet mes to nežinom, kadangi perkančiųjų organizacija tai nieko neparašė savo pirkimo dokumentuose. Ir faktiškai tai mums neaišku, ką perkančiųjų organizacija nori patikrinti. Tai faktiškai yra problema tame, kad tikėjai iš anksto nežino, kągi vis dėlto perkančiųjų organizacija vertins, tai galimai bus pažeistas ir skaidrumo principas, ir galimai bus suteikta, net negalimai, o suteikiama per plati diskrecija perkančiai organizacija, nes jinai pati sprendžia, ką jinai laiko svarbiausi darbai vertinimo metu. Ir čia galima išvelgti net ir subjektyvumo riziką. Be to, tai reikia pabrėžti, kad tai neatitinka ir kvalifikacijos metodikai, ir viešųjų pirkimo praktikai, kadangi yra nustatyta, kad svarbiausi darbai privalo būti apibrėžti pačiuose pirkimo dokumentuose ir tiesiogiai siejant juos su pirkimo objektu. O dabar pereisim ir pažiūrėsim, kaip mes galim suformuluoti tokį kvalifikacinį reikalavimą.
Kažkiek tai iš to perkančiosios organizacijos reikalavimo likti yra ir tinkama būtų. Tai yra, mes leidžiam daugiau tų statybos rūšių, kur turi tiekėjas patirties, tai atinkamai atlikęs pastatų naujos statybas ir arba rekonstravimą, ir arba kapitalinio remontą, ir arba paprastojo remonto darbus, kurių metu atliktų šiame kvalifikacijos reikalavime apibrėžtų svarbiausių darbų vertė buvo ne mažesnė nei X eurų. Ir tada jau nurodom, kad svarbiausių darbų atlikimas bei galutiniai rezultatai buvo tinkami. O vot jau dabar mes nurodysim, ką perkančioji organizacija savo laiką šiame pirkime svarbiausiais darbais. Tai yra darbai, kurie faktiškai analogiški pirkimo objektui. Tai yra, greičiausiai čia bus pastato vidaus patalpų paprastojo remonto, apdailos ir sutvarkymo darbai. Ir toliau išvardinam, įskaitant, tarkim, grindų, sienų, lubų apdailą, pertvarų ir taip toliau. Nurodom. Ir tiekėjas pateikė šiuo atveju atliktų darbų sąrašą, o jame nurodydama sutarties objektą, atliktų darbų pobūdį ir šiame kvalifikacijos reikalavime apibrėžtų svarbiausių darbų vertę ir jų atlikimo laikotarpį. Ir dar jisai turėtų, kaip kalbėjo ir Virginija, ir pateikti užsakovo pažymas. Bet kaip mes jau žinom, kad užsakovo pažymas kartais yra ir sudėtinga pateikti, tai galimai galima tada parašyti ir kad gali pateikti ir kitus sutarties tinkamą įvykdymą patvirtinančius dokumentus, net pavyzdžiui darbų perdavimo priėmimo aktus. Tai kas čia yra gerai? Čia leidžiama patirtis iš įvairių statybos rūšių, bet jeigu darbai analogiški, neapsiribojama vien paprastojo remontu, atitinka proporcingumą ir skaidrumą principų ir mažina riziką teisminiam ginčiam. Tai dabar mes einam jau prie pabaigos. Ir po visų šitų pavyzdžių nagrinėjimą, kaip galima, kaip reikia nustatyti, faktiškai galima suformuluoti tokius kvalifikacijos reikalavimo nustatymo principus. Visą pirma ir vėlgi aš pasikartosiu, kad kvalifikacijos reikalavimai turi būti nustatomi individualiai kiekvienam pirkimui, turi būti atsižvelgiama į konkrečias pirkimo aplinkybės. Neturi būti kopijavimas iš kitų, gal ir sėkmingų įvykdytų pirkimų. Kvalifikacijos reikalavimai turi būti proporcingi, pagrįsti ir susiję su pirkimo objektu. Ir ką mes turim padaryti, kad tie principai būtų įgyvendinami, mes galim jau susiformuluojant kvalifikacijos reikalavimus visą pirma įvertinti dar kartą pirkimo objekto pobūdį, ar perkami statybos darbai ir ar projektavimo paslaugas. Mes jau nagrinėjom, kas yra blogai, jeigu tas pirkimo objekto pobūdis neįvertintas. Toliau būtinai turi įvertinti pirkimo objekto sudėtingumą ir apimtį. Tai yra, ar šitam pirkimo objekte bus taikomos specialios technologijos ir inovacijos. Toliau būtinai turi įsivertinti ir nustatyti statinio kategoriją, ar tai yra ypatingas, neypatingas, įvertinti techninių sprendinių sudėtingumą ir dar turi būti vienas toksai įvertinimas, apie kurią perkančiosios organizacijos dažnai pamiršta, turi būti vertintas darbų ir paslaugų rizikingumas sutarties vykdymo metu. O rizikingumas tai gali būti terminuose, tarkim, jeigu yra nustatomi per trumpi terminai arba nustatomi ypatingi saugos, aplinkos, kultūros paveldo reikalavimai, o kartais reikia ir užtikrinti infrastruktūros tęstinumo aspektus. Ir toliau mes pasirinkam
Specialistus, nustatom specialistam kvalifikacijos reikalavimus ir patikrinam jų kompetenciją ir patirtį. Ir kas yra labai svarbu, toliau žiūrim, ar mūsų visi šitie reikalavimai nustatyti taikant aktualų teisinį reglamentavimą, ne tik viešųjų pirkimų įstatymą, bet ir kitos su juo susijusius teisės aktas, to pat ir kvalifikacijos reikalavimą nustatymą metodiką, statybos įstatymą ir STR-ui. Taigi, kvalifikacijos reikalavimai turi atitikti galiojantį teisinį reguliavimą pirkimą vykdymą metu, o ne būti perkeliami automatiškai iš ankstesnių pirkimų. Nu, jeigu jūs jau tai padaro, tai gal atlikite jų teisinį patikrą. O dabar, kad padėti jums įvykdyti tokią sunkią užduotį dėl kvalifikacijos reikalavimų nustatymo, kad jie būtų tiksliai, proporcingi ir taip toliau, parengi tokį checklistą perkančiosiom organizacijom, į ką reikia atsižvelgti, ką reikia patikrinti, kuriuo jūs galite naudotis, galite papildyti savo papildomais punktais, bet aš čia būtent pažymėjau, kas yra svarbiausiai. Tai tarkim, jūs jau identifikavo tą pirkimo objektą, jūs jau nustatėt kvalifikacinius reikalavimus, o dabar jūs patikrinkit juos. Tai visą pirma ir vėlgi, kas yra pirkimo objektas ir koks taikomas pirkimo objektui teisinis režimas. Ar jisai aiškiai apibrėžtas pirkimo objektas, ar tai yra statyba ir projektavimas abu arba atskirai, ar teisingai nustatyta statinio kategorija, ar įvertintas objektas sudėtingumas. Ir toliau žiūrim teisinį reglamentavimą. Ar pagal galiojantį teisinį reglamentavimą jūs vartojat net ir sąvokos, nustatot statinio kategoriją, paskirtį ir taip toliau. Ar jūs nenustatot to, ko nereikalauja, tarkim, statybos įstatymas ir STR jūsų pirkimo metu. Toliau pasižiūrim specialistų kompetenciją. Ar jūs reikalaujat tik tai tos specialistus, kurie būtini pagal statybos įstatymą, atsižvelgiant būtent į statinio kategoriją. Ar jūsų reikalaujamas kompetencijas nėra pertekliniai. Ir dar toksai momentas, irgi kartais pamirštamas, tai ar leidžiama lygiavertė patirtis ir kvalifikacija. Toliau pasižiūrim į tiekėjo patirtį. Ar mes reikalaujam ne identiško, o panašaus pobūdžio patirties. Ar patirties apimtis proporcinga pirkimo objektui ir nepagrįstai nesusiaurinama. Tai toliaugi žiūrim ir finansinį, ir ekonominį pajėgumą. Ar reikalavimai yra proporcingi pirkimo vertei, ar nėra perteklinių pajamų ir finansinių rodiklių. Prie šito dar noriu vieną pavyzdį iš savo praktikos pasakyti, kai buvo finansinis rodiklis nustatytas, kai pirkimo vertė sudarė 150 000 eurų, o pajamų reikalavo už visą 1 milijoną eurų. Nu tai čia patys suprantat, kad tai negali būti. Reikia žiūrėti, ką pas mus leidžia kvalifikacijos reikalavimo nustatymo metodika. Toliau žiūrim. Ar jūs savo reikalavimais užtikrinsit konkurenciją ir jie yra proporcingi, į kiekvienas reikalavimas yra būtinas sutarčiai vykdyti. Ir reikalavimai nepagrįstai neriboja konkurenciją. Ir kaip aš jau pasakiau, jeigu jau perkopijavot iš senų pirkimų, tai būtinai atlikite jo teisinį patikrą, atsižvelgiant į savo pirkimo objektą. Ir dar vienas labai svarbus momentas - tai atlikti galutinį savikontrolę. Ką aš čia turiu omeny? Kadangi jūsų pirkimai gali papulti į kontroliuojančių institucijų akiratį, gali ir viešųjų pirkimo tarnybą paklausti, galite gauti ir tiekėjo pretenziją. Jūs visada turėtų galimybė pagrįsti savo nustatytus kvalifikacinius reikalavimus ir iš teisinės pusės, ir iš statybos, ir iš STR reikalavimas. Tai yra, jeigu pas jūs paklaus, kodėl jūs nustatėte tokį reikalavimą, jūs visada galėsit pateikti pagrindimą. Ir dar vienas momentas,
kad be tokių reikalavimų sutarties vykdymas būtų realiai rizikingas. Nugi ir auksinė taisyklė, jeigu reikalavimas nėra tiesiogiai pagrįstas pirkimo objektų, aktualių teisinių reglamentavimo, tiesiog tokio reikalavimo kaip ir neturi būti. Kvalifikaciniai reikalavimai tai vėlgi nėra šablonas, jie yra individualūs ir susijęti su kiekvienu konkrečiu pirkimo kontekstu. Čia apačioje aš pateikiu tokį nuorodą, Virginija irgi buvo minėjusi apie tokį nuorodą, tai yra statybos sektoriaus vystymo agentūra. Čia yra puslapį pateikti registrai dėl specialistų, dėl atestatų įmonių, ir net dėl projektuotojų, ir dėl sertifikatų, ir atestatų. Ir net pasinaudoję šitais registrais, jūs galite patikrinti, tarkim, ar jūsų reikalavimų nustatytą sertifikatą ar atestatą turi daugiau tiekėjų, ar neturi tą sertifikatą ar atestatą tik vienintelis tiekėjas. Tam galima padaryti tokį paiešką ir tiesiog padaryti tokį patikra jūsų nustatytų kvalifikacinių reikalavimų. Taigi viskas. Ačiū už dėmesį. Tikiuosi, kad tai bus naudinga jums. Tai dabar perduodam žodį, mažą pertraukėlį ir perduosim žodį mūsų kolegėms dėl aplinkos apsaugos ir žaliųjų reikalavimų.